Labadiena. Panašu, kad akcijų rinkose baigėsi kainų šuolis į viršų ir sulaukėme neigiamų emocijų. Europos indeksai krito virš 2%. Investuotojus paveikė prastos makroekonominės naujienos iš JAV pusės. Ilgalaikio vartojimo prekių užsakymai sumažėjo dvigubai daugiau nei buvo prognozuota. Negatyvias emocijas kurstė Europos centrinio banko vadovo kalba, kad ženklai lemsintis ekonomikos lėtėjimo 2009 metais jau palaipsniui ryškėja. Naftos kaina šoktelėjo į viršų po to, kai Kinijos centrinis bankas nusprendė sumažinti palūkanų normą. Pabaltijo akcijų rinkose išsiskyrė dvi kryptis – tiek teigiamos, tiek ir neigiamos. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas išlaikė kilimo tendenciją ir fiksavo 1,03% pokytį. Rinkos dalyviai nebuvo linkę aktyviau prekiauti, ko gero jos paveikė makroekonominių naujienų iš užsienio laukimo nuotaikos. Apyvartos dydžiu šiandien išsiskyrė Ūkio banko, DOLT bei Lietuvos jūrų laivininkystės akcijos. Pastarosios jau antrą prekybos sesiją iš eilės perkamos dideliais kiekiais per tą patį tarpininką. Gali būti, kad kažkas iš investuotojų tikisi galimo bendrovės privatizavimo, tačiau tai tik lieka spėlionėmis. Svarbesnių pranešimų iš šios bendrovės nebuvo, o bendrovės generalinis direktorius griežtai atsisako komentuoti paskelbtus 9 mėnesių veiklos rezultatus ir tolimesnius įmonės planus. Bendra biržos apyvarta šiandien siekia vos kiek daugiau 1,5 milijono litų. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas smuko 0,61%. Silpnu aktyvumu ir likvidumo nebuvimo pasižyminti birža šiandien pasiekė vos 16 tūkstančių Latvijos latų apyvartą. Prekybos sukosi tik ties keliomis pozicijomis – Grindex, Latvijos Kubneciba. Na, o Talino vertybinių popierių biržos indeksas pasuko neigiamą kryptimi ir fiksavo 1,60% nuosmukį. Bemaž 12% krito bendrovės Baltika akcijų kaina, tačiau apyvarta šioje pozicijoje buvo menka. Kaip jau įprastai, aktyviausiai buvo prekiauta ST Telekom akcijomis, kurios kristelėjo vos 1 centu lyginant su praeitos prekybos sesijos kaina. Daugiausiai prie indekso kritimo šiandieną prisidėjo beveik 6% žemyn judėjusios Tallink Group akcijos. Na, o prekybos aktyvumas taip pat nebuvo stulbinantis, apyvarta siekė kiek daugiau kaip 1 milijoną eurų. Šiandieną naujienų tiek, viso geriausio.